Dainomis ir šokiais prasidėjo Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui organizuotas renginys neanoniminių nenarkomanų susirinkimas. Klubo jaunuoliai pasakojo, kad laisvalaikį galima leisti kiek kitaip, nepasiduodant svaigalams. Kai rūkai arba geri, tau pasidaro blogai ir tu negyveni ilgai, kaip visi žmonės. Be alkoholio gyventi geriau, nes gali užsiminėti visokiais kitais dalykais, sportuoti pavyzdžiui, dainuoti, šokti, dalyvauti visokiose pramogose. Renginį organizavusi klubo psichologija pasakojo, jog jo idėja buvo gana formali. Reikėjo pristatyti projektą "Aš pats kuriu savo ateitį". Tačiau tiek klubo darbuotojai, tiek patys vaikai nusprendė į tai pažvelgti kitų kampų ir surengė smagų vakarą savo ir svečiams. Ta idėja kilo, kad tai gali būti neanoniminių nenarkomanų susirinkimas, kur mes viešai galim pasiskelbti, kad gyvenam be kvaišalų ir nuo to kaifuojam. Tiesiog nuo darbo su vaikais, nuo dainų, nuo šokių, nuo žaidimų, nuo gyvenimo. Daug norinčių pasirodyti ir netgi tiesiog naujai atėję vaikai, jie iš karto įsijungia. Ir įsijungia ne tik šitą pasirodymą, bet ir visą klubo veiklą. Tai yra smagu. Tiesiog tai suvienija mus visus. Šis ir kiti panašūs renginiai ne vienintelė veikla, kuria užsiima Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui. Kaip pasakojo šios įstaigos socialiniai pedagogai, čia gausu visokios veiklos ir kiekvienas atėjęs gali atrasti save. Visų pirma, tai yra laisvalaikis jų. Tai yra jiems psichologinė pagalba, tai yra socialinė pagalba. Pavyzdžiui, atėjo jie po pamokų, čia gali laisvai niekieno netrukdomi pasiruošti namų darbus. Toliau yra visokie renginiai, kaip matot. Veikia būreliai, dailės šokių, keramikas, žirgynas, kino studija. Tai čia iš tikrųjų yra popamokinė veikla, kuri yra sumaišyta su psichologinė bei socialinė pagalba.